džiaugiuosi, kad Gintarė suorganizavo tokį renginį, nes kiekvienam vaikui yra smagu kažkur išeiti, kad kažkas jais rūpinasi. Ir mes su Gabrielė labai gerai bendraujam. Ir jinai pas mane būna savaitgaliais namuose, važiuojame su ją ilsėtis į Egiptą, Turkiją, visur. Ir aš manau, kad jeigu atsirastų daugiau žmonių, kurie paimtų bent jau po vieną vaiką ir prižiūrėtų, tai visi vaikai būtų daug laimingesni. Džiugu, kad čia susirinko tiek daug irgi žinomų žmonių, tai dėkojame ir Stanislavui Buškevičiui, ir Petrai Nausėdai, Gintarei Gurevičiūtei, ypatingai dėkojame Simonai Banditai, kurios tikriausiai niekas nesitikėjo pamatyti šiandien, bet buvo labai smagu ir vaikams, ir man visiems kartu susipažinti ir pačiuošti. Kitą kartą mes susitiksime su vaikais iš vaikų namų jau Kaune. Balandžio mėnesį planuojam susitikti Šiauliuose ir Klaipėdoje. Labai tikimės, kad Lietuvos žmonės atkreips dėmesį į mūsų projektą ir bus linkę taip pat skirti šiem nuostabiem vaikam daug dėmesio, išgirsti jų svajonės ir išpildyti kokią nors mažą jų svajonę. Ir mes šiandien su jais bendraujame ir žinau, kad tų svajonių tie vaikai turi labai daug. Ir jiem reikia mūsų dėmesio, jiem reikia mūsų pagalbos, kurios tikimės sulaukti iš visų Lietuvos žmonių.